stengiuosi aš kažkaip pati pakurstyti tos visus žaidimus kūčių ir visada raginu šeimą žaisti ir ieškoti, jau ruoštis iš anksto ir jau dabar pradėjau rašytis žaidimus kūčių vakarui, ką žaisim su šeima. Visada stengiamės šiaudų pasidėti, kad kažkaip tą vakarą paįvairinti, kad tai nebūtų tiesiog sėdėjimas prie stalo ar po to žiūrėjimas televizijos programų, kad būtų kažkokia veikla ir laukim tos nakties ir būrėmės ten su mama ir susise tai labai mėgstu. Bandom, pernai tai buvom apmėtėm visus namus, knygom, batais, pinigais, viskuo, nes ten kur mesi, kur keliausi, kur skrisi ir ten, žodžiu. Tai, visokių mes tiesiog ieškom po trupučiuką ir kuo įvairiau, kad tai būtų smagiau, nes stengiamės nekartoti. Vienas dalykas, kurį kartoju, tai kiekvienais metais susirašau vardų vyrų po pagalbę, vyriškų vardų ir jau ryte trauk ir vis kiekvieną rytą. Kiekvienas kalėdas atsibundu ir ištraukiu ne tą vardą, kur patinka. Ai, galvoju, prastas burtas, lauksiu kitų metų. Tikrai ne Jingle Bells. Ne. Gal All I want for Christmas is you. Labai sau leidžiu karts nuo karto vis išvažiuoti, pailsėti. Tai vieną savaitę Londone, po to Lietuvoje, tada kitą savaitę Prancūzijoje, po to Lietuvoje. Dabar žadu dar aplankyti draugus Minske, tai aš kažkaip. O po to man sausio atostogas į 3 savaitės. Taip, kad aš tikrai nepervargsiu. Man dirbti patinka ir kuo daugiau darbo, tuo yra smagiau. Labai smagu, labai džiaugiuosi iš tikrųjų, nes aš girdėjau jo šiek tiek, ne tiek daug, bet girdėjau jo ir kartu Lagina Fraser, kartu atliekamas kompozicijas kelias ir vienas kūrinys man ypatingai patinka, aš jį vis karts nuo karto tiesiog užsileidžiu ir dabar kai sužinau, kad mes tam pačiam renginį dalyvausim, taip, sakau, tu pažiūrėk, Asta, sesė, sakau, pažiūrėk, kur aš būsiu, žinai, kad jie atvažiuoja, nes ir ta atlikėja, jinai man superinė yra, kaip jie dirba kartu scenoje. Tai man labai yra jėga, labai aš pati kaip džiazą studijavus, tai man super smagu, didelė garbė. Taip, noriu palinkėti, čia iš tikrųjų net ne švenčių proga, šiaip nebijokit šypsotis, tai labai yra malonu ir kai tau nusišypso, tai reiškia, kad tau kažką nori, visi šypsa, nes kažką blogo linki, arba kad mato, kad tau snarglys panosi kavą. Ne, žmonės šypsasi dėl to, kad nori kartais šypsotis ir tai yra labai gera. Dalinkime šypsonomis, dalinkimės gerumu, meilę ir ramybę. To labai linkiu. Ne tik per kalėdas, bet visada. Ir jums taip pat linkiu. Ačiū.